mūsų eisenos dalyvius, nuostabiuosius Bitelės kolektyvą, kuris neša Lazdijų rajono savivaldybės herbą bei raides Lazdijai. Na ir štai mūsų gražusis herbas jau visai prie scenos. Ir jaunasis kolektyvas Bitelė. Šokių kolektyvas Drepsiukas neša mūsų delegacijų vėliavas. Taigi pasitikime garsiais plojimais Lazdijų rajono savivaldybės vadovybė, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nariai, užsienio delegacijų atstovai bei kviestiniai svečiai. Pasiplokime vieni kitiems. Dainų ir šokių ansamblis L. Paplokime svečiams. Na ir tvirtų žingsnių žengia Estijos Respublikos folkloro ansamblis Lygarit. Taigi gausūs plojimai Lazdijų kultūros centro šokių kolektyvas Lazdija. O taip su nuotaika pasitinkame. Taip pat tvirtų žingsnių ir vėliava nešini eina Veisiejų kultūros namų liaudiškų šokių kolektyvas Pušynas. Dar kartą prašom, negailėkit plojimų, nes jie mums tokią programą čia parodys, kad tikrai bus puiku žiūrėti. Nagi toliau, Lazdijų kultūros centro folkloro ansamblių jungtinis kolektyvas Riecimėlis. Na štai matome Radastėlę ir kapela Svaja. Už jų žygiuoja Stadanėlė. Na ir štai kaip gražiai pasipuošę su gėlių puokštėmis atkeliauja Liktorėlis. Pats Karelė ir Jurginėlis. Na ir štai matome Parinkci folkloro šokių grupę Kartos ir Kučiūnų bendruomenę. Tai kultūros centro kamerinis choras Gaustas. Tu tik pažiūrėk, Ingutė, mes kiek išvardinom ir dar atrodo krašto neragėts, net ant dūšios lanksmiau pasidarė. Kaip smagu, kaip gražu visus jūs čia matyti. Na ir štai ateina Lazdijų rajono savivaldybės administracija su šūkiu Mes paprasti kaip dviratis. O va taip va. Ale tai jų nemažai sakytau. Šventė užskaityta bus jau gal nuo pradžių, oi kad gerai. Ir už jų toliau žygiuoja visi tokie spalvingi, tokie šviesiai melsvi kaip mūsų šitas dangaus. Tai Lazdijų mokykla darželis, Krekždutė, direktorė Gintarė Stankevičienė. Na ir štai atkeliauja Šeštokų mokykla direktorė Alma Burbaitė. Ir jų šūkis, dzūkas, ne profesija, o gyvenimo būdas. Nugi toliau kiti paukštukai atskrenda, tai Lazdijų mokykla darželis Vyturėlis. Toliau aukštai iškelta vėliava moja, Lazdijų rajono Veisiejų Sigito Gedos gimnazija. Tai šiuolaikiška mokykla puoselėjanti lietuvių poeto Sigito Gedos atminimą ir skatinanti kūrybiškumą, pilietiškumą bei bendruomeniškumą. Čia dirbančių profesionalių mokytojų dėka mokiniai ne tik įgyja tvirtų žinių, bet ir ugdomi kaip atsakingus. O va taip, šaunuoliai, pasiplojam. O čia tai bus, o
O čia tai bus viešoji įstaiga Lazdijų turizmo informacinis centras kartu su turizmo nuotykių kūrėjais ir oro balionų meistrais. O jų šūkis su meilė kelioniai, su širdimi savo kraštui. Jau matome Lazdijų švietimo centrą. Lazdijų švietimo centras eisenos simboliu pasirinko tautinę juostą, kuri yra tarsi apjuosintis tiltas tarp praeities, dabarties ir ateities. Matome Lazdijų 3 amžiaus universitetą. Saulutė tai motulė ir mėnulis, dievulis, tai neatsiejama lietuvių liaudies dainų simbolika. Jau matome onkologinę savigalbą Lazdijuose. Atkeliauja Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija. Čia susibėga keliai 7 ir skirtingų Dzūkijos kraštų. Įsikūrė Seirijai, seni tarp kalnelių, kalvų ežerų. Širpė kelių šviesi ir miela pasitinka visus mokykla. Nugi toliau mus pradžiugins Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. O štai mojuoja mums Lazdijų meno mokykla. Aš džiaugiuosi šaunioji komanda. Šioje mokykloje dainuoja, groja, šoka ir piešia 400 mokinių. Jie šauniai atstovauja ir garsina mokyklos ir Lazdijų krašto vardą rajoninėse, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose. Užimtumo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Lazdijų skyrius. Šuolis į pokytį drąsiai žengia, kai mokaisi dirbti, rytojų kurie. Taigi eisenai dalyvauja Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro židinys. Jau matome verslo ir sveikatingumo profesinės karjeros centro Pietų Lietuvos filialą. Šiuolaikiška ir atvira mokymosi mokykla, kurie susipina bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas. Taigi žygiuoja toliau Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Tai vieta, kur puoselėjamos tradicijos ir naujovės. Čia jūsų laukia jaukios erdvės, malonūs darbuotojai ir gera nuotaika. Mūsų šūkis, jei ne knygos ir ne dainos dūmus, būtų pakainas. Tai žinoma, tai sporto centras. Na, kaip sakoma, prakaitais liejasi ne tik treniruočių, bet ir geros nuotaikos. Lazdijų sportas tai energijos užtaisas, taip įsikūrė naujose erdvėse, ir tuo džiaugiamės. O jau kad garsus. Už tai, kad sportininkai. Na štai matome Lazdijų krašto muziejų. Lazdijų krašto muziejus kviečia džiaugtis paprastais dalykais. Tai kviečia visus į etnografinį Prano Dzūko sodybų. Vienam gal proga pabandyti, o kitam ir prismyts, kad anksčiau būdavo, možnėdavo ant šieno pagulėts. Na ir štai matome Šventežerio mokyklą. Ši mokykla reitingų žurnale pirma, jaukiai ir atvira, myli savo mokinius lyg mama, laukia jų smalsių akių, nes yra tuščių salų. Viešoji įstaiga Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras. Jų tikslas teikti rajono gyventojams kokybišką ir savalaikę sveikatos priežiūrą. O jau dar ties, kas ateis, tai dievaži ir žemai galvų lankiau. Tai Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, o jų šūkis dainuojam garsiai, nuo ugnies saugom narsiai. Na štai,
ateina, oi, kaip spalvotai, kaip gražiai. Tai globos namai Oazė seniorams. Toliau už jų žygiuoja uždara akcinė bendrovė Pietų Megrami. Pasiruošę, pasipuošę, taip kaip į darbą iš karto būtų galima sakyti eitumėt. Na, nieks nepaneigs plastikinių ir aliuminio langų, durų, balkonų bei kitų konstrukcijų gamybos ir montavimo kokybę. Nagi toliau linksmai, tai viešoji įstaiga Lazdijų socialinio paslaugų centras, kurie rūpinasi visais nuo A iki Ž, nuo anūkų iki žavių seniorų. Na ir matome Veisiejų socialinės globos namus. Čia gyventojai randa ne tik profesionalią priežiūrą, bet ir šypsenas, veiklas ir bendrystę. krepšinio klubas Lazdijų Briedis. Paskaitykim, Gute, kokis jų šūkis montras. Briedis čempionais bus kaip ir kiekvienus metus. O čia dar geresnis aparatas ir kokios taurės blizgant ant akina. Uždara akcinė bendrovė Lazdijų vanduo. Įmonė, kurios paslaugomis naudojamės kiekvieną dieną. Jų šūkis mūsų bendrovė Ohoho, mes jums tiekiam H2O. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija. Nors gimnazija jau 105, tačiau jie jaunatviški, veržlūs, inovatyvūs ir atviri naujojams bei kaitai. Gimnazijos moto - tikėti tuo, ką darai, daryti tai, apie ką svajoji. Na ir matome Žauliukų 104 kuopą. O čia kas? Na ir vis dar gimnazijos šaunuoliai gražuoliai pasipuošę. Man atrodo, reikia paploti, nes čia ko gero gausiausias kolektyvas. Net galo, man atrodo, nesimato. Pamojuojam, juk ne. Iškelkit paukštukus, parodykit, kokie jie gražūs. Va šitie. Darbo indėjai kol pasdarėt. O Erika, pažiūrėk, koks automobilių kolona čia. Ohoho. Ir ne vienas, ir ne 2, 3, 4, 5, 6 automobiliukai. Tikrai gimnazistų. Bet šaunuoliai prisisegė diržus.